Sveiki, mėlyjeji mobilieji LT lankytojai. Šiandieną prieš Jūs naujutėlaitis LG KM900 arba dar vadinamas LG Arena mobilusis telefonas. Šis telefonas įspūdingas ir savo dizainu, ir savybių rinkiniu. Pradėkime nuo jo 3 colių įstrižainės lietimo jautraus ekrano, kuris reaguoja į kelių pirštų prisilietimus vienu metu. Jo raiška 4 ant 800 taškų, po juo yra 3 lietimo jautrus mygtukai, mikrofonas, štai viršuje matome vaizdo pokalbių kamerą ir dar čia yra du jutikliai, vienas reaguojantis į šviesą, o kitas į rankos artumą. Telefono dešinėje yra fotografavimo mygtukas, garso reguliavimo mygtukai. Pati telefono kamera yra 5 megapikselių raiškos su blykste, automatiniu fokusavimu, na ir Schneider Kreuznach optika. Kairėje telefono pusėje yra universali LG jungtis, kurią slepia šis šaunus plastmasinis dangtelis. Telefono pačioje jokių mygtukų nėra, o viršuje yra mygtukas ekrano įjungimui. Taipogi mygtukas baterijos dangtelio atidarimui. Na ir 3,5 mm ausinių kištukas. Man labai patiko komplektacijoje buvusios LG ausinės, štai jos kišamos į ausį, turi 3 dydžių antgalius, taipogi yra mažytis mikrofonas su mygtuku. Susipažinkime su naujaja S-Class vartotojo sąsaja iš arčiau. Ji išskirtinė tuo, jog ją sudaro 4 suasmeninimi darbastaliai. Pirmasis iš jų tai trumpasis aplikacijų sąrašas. Palaikius vieną iš programėlių galima pasirinkti, kurias norime matyti savo ekrane. Pavyzdžiui, šitaip. Taigi, tai leidžia mums turėti mėgstamiausių programų sąrašą ekrane, bet kurią piktogramą galime ištrinti, jeigu norime spragteldami kryželį šalia piktogramos. Per darbastalius galima judėti brūkštelint pirštu per ekraną. Štai antrasis darbastalis, kuriame matome muziką ir nuotraukas. Nuotraukas galima peržiūrėti tiesiog spustelėjus ant jos, ant vienos iš nuotraukų, ta prasme. Ir pasukus ekraną šonu galėsime matyti didesnį vaizdą. Brūkšteldami pirštu galima keliauti tarp nuotraukų. Spustelkime skambučio atmetimo mygtuką ir išeikime iš šios programėlės. Muzikos sąrašas irgi atidaromas panašiu būdu. Čia turėtume matyti visų albumų viršelius. Pat galime rinktis iš skirtingų dainų. Spūsteldami minusą sumažiname ekraną. Taigi, kitas darbastalis yra greitųjų kontaktų sąrašas. Čia galima susidėti savo mėgstamiausius kontaktus. Kiekvienas iš jų spūstelėjus leidžia paskambinti kontaktui, parašyti žinutę arba paredaguoti jo informaciją. Kitas darbastalis yra greitasis pranešimų sąrašas, tai laikrodis. Čia matome balso pašto pranešimus, elektroninio pašto pranešimus, SMS žinutes bei praleistus skambučius. Ekrano viršuje yra juostelė, kuri leidžia pasiekti dažnai naudojamas funkcijas, pavyzdžiui, Bluetooth ir Wi-Fi jungimas. Tai taip patogiai galima įsijungti ryšio priemonės ar išjungti jas. Taipogi čia yra žadintuvas. Muzikos grotuvas, praleistas žinutės, na ir profilių pasirinkimas. Keturi mygtukai apačioje leidžia aktyvuoti irgi dažnai naudojamas funkcijas, tai klaviatūra skambučiams, tarkim taip, tada kontaktų sąrašas, štai čia. SMS žinutės. Žinoma, pagrindinis meniu. Čia yra 4 juostelės, kuriuose yra daugiau aplikacijų negu iš karto matome, kaip jų galima naršyti, brūkšteldami vėlgi pirštu. Arba pasukę ekraną matyti jas visas. Štai taip. Pažiūrėkime, kas telefono meniu. Viršutinėje juostoje yra įvairios programos skirtos komunikacijai, tarp jų ir naršyklė.
Pustelėjant ir adres galim nueiti į mums rūpinti puslapį. Tarkim, galim pasirinkti iš karto prisijungimo rūšį. Naršyklės apačioje yra mygtukai puslapio atgal, puslapį į priekį, uždaryti puslapį, pasižymėti į favoritsus ir atidaryti naują puslapį. Užsikrovus puslapį galima jį atitolinti arba priartinti. Toliau telefono meniu yra muzikos grotuvas. Čia galima rodyti dainas pagal raidę, susižymėtus albumus arba atlikėjus ir žanrus. Toliau meniu yra 5 megapikselių fotoaparato valdymas. Kairėje pusėje matome įrankių juostą, kuri leidžia keisti baltos spalvos balansą, makrofokusą, rykstę ir daugiau nustatymų yra čia. Video kameros valdymas panašus. Galime filmuoti iki 720 x 480 raiška. Neblogas rezultatas. Yra galerija. Nepavartus galima matyti. Štai. Priartins vaizdelį. Galima tenkinį pirštų priartinti tačiau ir braukant pirštų apžiūrėti vaizdelį. Ir keli žaidimai skirti specialiai šitam telefonui. Kamuoliuko mušinėjimas, kuris reaguoja į akcelerometro parodymus. Tam radijas, kaip matote, filmų darymo programėlė. Šitame telefone man dar patiko kalkulatorius. Štai jisai turi daug mokslinių funkcijų. Dalykinė kamera, čia prie įrankių, FM siųstuvas. Jis leidžia grojamą muziką siųsti tas įrankis FM dažniau, labai patogu tiems, kas vairuoja. Tokia trumpa pažintis su LG KM900 mobiliuoju telefonu. Kaip matote, tai šaunus įrenginys, liečiamu ekranu, vėlgi, kuriame yra daugybė įvairių naudingų funkcijų, praktiškai visos technologinės naujovės, kurias galime įsivaizduoti.
Tai ačiū, kad buvote su mumis. Tų susitikimų.